DeFi marketas tikrai siūlo neribotas, nerealias galimybės, bet noriu su jumis pasidalinti 3 patarimais investuojant į DeFi poolus iš mano tos ilgametės patirties. Tai pirmas būtų toks. Visada naudok TradingView alertus. Labai patogus dalykas. Pavyzdžiui, tu atsidarai savo TradingView ir kaip pavyzdys, aš dabar turiu, tarkim, poziciją Bonk prieš Solana ir mano range'as yra va toks va, ane? Tai jeigu tu turi TradingView appsą telefone, jeigu turi, tarkim, Apple Watch'ą arba Samsungo Watch'ą, kažkokį tai smart laikrodį, kuris irgi tau rodo notificationus, telefono appsas, kompo appsas ir panašiai. Visur prisijungi su to pačiu akauntu ir labai paprastai užsidedi alertus virš savo range'o ir čiut žemiau savo range'o. Ir tokiu būdu gaunasi va. Prieini, čia atsiranda toksai pliusiukas ir tu, tarkim, prieš pat range'o viršų pasispaudi add alert, lygiai tą patį padarai iš apačios, add alert ir viskas. Ir dabar tu turi ramią galvą. Tu gali palikti šitą poziciją, gali jos nedaboti, jeigu nenori, ir kainai priėjus prie pat tavo range'o viršaus arba apačios, tu gausi notificationą. Tai yra labai patogu. Aš gaunu į telefoną, jeigu turiu užsimetęs Apple Watch'ą, tai gaunu ir į laikrodį, ne visada aš jį nešioju, bet tai yra labai patogus ir labai geras patarimas. Užsimeti alertus ir visada žinai, kai gauni notificationą, kad turi prieiti prie kompo ir pasižiūrėti savo poziciją. Ar reikia kažką keisti, kas per išėjimas, išmušimas ir panašiai. Toliau. Visada tikrinkis naujienas kripto su XOAI Groku. Apskritai, X/Twitteris yra geriausia vieta gauti bet kokią kripto alfą. Yra daugybė labai protingų žmonių, kurie dalinasi labai gerą informaciją apie kripto marketą, apie DeFi'ų, apie nišas, naratyvas, trendus ir panašiai. Bet reikia nepamiršti vieno esminio dalyko. ChatGPT, Google Gemini, Perplexity ir visi kiti AI toolsai, jie yra ištreniruoti ant tam tikros datos arba naršo internete tam tikrose puslapiuose pagal tavo užklausą, bet Twitterio AI Grokas turi real-time access prie viso Twitterio. Ir tai yra labai unikalus kampas ištraukti pagrindinės svarbiausias naujienas ir tas, kurių nepakaverina galbūt taip detaliai arba iš tos prizmės visokiausi didžiausi medijos šaltiniai, kaip visokie Coindeskas, Cointelegrafas, Decryptas ir panašiai. Tai tu atsidarai savo Twitterį, atsidarai Groką ir būtent čia klausi pačių naujausių kampų, nuomonių iš įdomių DeFi'aus akauntų ir panašiai. Kaip pavyzdys, galim vieną padaryti. Va, kaip pavyzdys, aš parašiau va tokį va labai paprastą promptą ir jisai dabar paims iš pačio Twitterio ir išmes įdomesnius postus. Jisai va primeta visokiausių dalykų, kas įvyko Liepos 6-7, maždaug įdomią statistiką, kur tau tikrai reikėtų eiti pasikuisti nemažai per tradicinius medijos
outletus, kaip sakau, Coindeskas ir visas tas bullshitas, kur ten nesąmonės rašo, tiesiog moka pinigus ir rašo tą, ką nori, kad rašytų. Tai va, pilna visokiausių gerų naujienų. Ir tu gali pasiklausti visko. Ir jisai tikrai ištrauks gerą labai informaciją, up-to-date informaciją. Ir va, jis visko primeta, padaro ilgą didelį postą ir tada pasispaudė ant jisai paėmė visą info iš šitų 7 postų, kurie sulaukia kažkokios tai info ir panašiai iš relevant postų. Tai mega toolsas naudoti kripto research'ui ant Twitterio the best. Ir paskutinis, jeigu tu esi su mažesniu kapitalu ir nori augintis greičiau, imk leverage'ą, protingą ir compounding savo uždarbį. Tie protokolai kaip DeFi Tuna yra geriausias įrankis mažam kapitalui. Turi mažą sumą, eini į mažus range'us su leverage'u, aišku, protingai, nes su leverage'u tu automatiškai gali ir likviduotis save, tai turi viską pasižiūrėti, pasiskaičiuoti, pasigalvoti ir panašiai, bet einant su leverage'u ir compoundinant, nepasiminėt uždarbį, bet visada compoundinti, kasdieną dėti atgal į poolą, tai pirmi 2, 3, 4, 5 gal compoundai nesijaučia, bet po to labai staigiai pradeda jaustis, nes tu žiūri, kad tiek, kiek tu uždirbdavai per dieną 2 anksčiau, tu dabar uždirbi per pusdienį, tada dar greičiau. Čia svarbiausia yra sužiūrėti teisingus range'us ir geriausia yra arba daryti mažus ir kaitalioti dažnai, arba daryti didesnį, bet su leverage'u ir visada compoundinti. Compoundą daryti visada. Tai iš pradžių netgi mano rekomendacija būtų neiti ant tokių chainų kaip ten Etheris, Sui, nes juose gauti leverage'ą su DeFi'um yra biški sudėtingiau ir tai yra labiau advanced, yra tokie protokolai, bet ant Solanos labai paprasta yra DeFi Tuna, pats geriausias įrankis, šoki, susijungi, pasidarai range'ą su leverage'u ir pasilieki dar šiek tiek kapitalo just in case, jeigu kažkas stipriai dropintų, kad tu galėtum pasikaverinti poziciją ir nesilikviduoti ir visą uždarbį automatiškai compoundini. DeFi Tuna turi šitą mygtuką, paspaudi compound ir jisai tavo yieldą paima ir reinvestuoja atgal į poolą. Ir tokiu būdu labai greitai tu pradėsi skeilintis ir pamatysi, kad tai, ką tu uždirbdavai per dieną, dabar uždirbi per pusdienį ir tada per kelias valandas ir panašiai. Ir tas poolas tikrai gan greitai, eksponentiškai pradės augti. Tai tokie būtų 3 patarimai, investuojant į DeFi poolus. Tikiuosi buvo bent kažkiek informatyvus ir naudingi. Jeigu yra klausimų, rašykit man į Instagramą. Tikrai daug žmonių parašo, tiek paklausė, tiek padėkoja už video. Žiauriai fainai. Tai va, tiek būtų iš manęs šį pirmadienį, darbingos ir produktyvios savaitės ir pasimatysim kitose video.